Artėjom prie pabaigos, dar keletą automobilių įdėsiu, tai radau dar vieną 2017 metų Xfinity XC60, 3,5 pasyv varikliukas, balta spalva, bamperis, kaip matot, yra gavęs truputį per bamperį, per priekinę dalį, kapotas šiek tiek liudytas, bet pagrindinis mušimas yra jos į galinę dalį, gruodžio 4 aukcionas, parsiduoda draudimo, 3,5 varikliukas, irgi gan nemažai žmonių paklausė apie juos. Tai va, atradau vieną neblogą ir noriu parodyti. Juodas salonas, geras didelės sėdynės, kapitoninės beveik. Vidus yra toks, medžio apdaila, jisai kuris ir važiuoja, pabandom išsivesti, 77 000 vatmylių yra. Varikliukas dirba labai gražiai, ekranai, multimedijos, viskas veikia, sėdinių būklė irgi tvarkinga, panelė irgi gerai viskas, dauliukai, vienas mažiukas, kita galinė panorama. Gale taip pat vietos yra labai labai daug. Pakankamai jėgos ir smagiai važiuoja. 3,5 variklis, kaip minėjau. Iš šono viskas labai gražiai. Žinot, labai dėmesio nekreipiam, kadangi ant Amerikos automobilių jų visą laiką bus. Čia pažeidimas nedidelis. Parktronikai. O visą smūgį gavo galas. Neatrodo tai baisiai, tik tai bamperis atlipęs, galinės dangtis. Pasibandom atsidaryti, kas čia gausis. Bandysim gal kažkaip tai lįst pasižiūrėti, kaip atrodo. Yes. Atsiprašau, čia pareigęs žmogelis paklausti klausimą. Tai va, atrodo taip. Ir važiuoklė gavęs nėra, bet matau išmetimus yra liestas. O kiek ten matyti, ten užlysti neis. Na, pažeidimas tikrai nėra labai didelis. Nėra suvaryta mašina, kaip sakant.